Sveikinamės su Kupiškėnų studijos laidų savaitės žiūrovais. Lietuvos savivaldybių asociacijos iniciatyva vasario 17-20 dienomis Briuselyje lankėsi Lietuvos savivaldybių administracijų direktorių delegacija. Dalyvavo ir Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius Arūnas Valintėlis. Vizito metu delegacijos nariai susipažino su ES institucijų veikla, gilino žinias apie ES sanglaudos politiką, biudžetą bei savivaldybėms aktualias aplinkos ir klimato srities programas. Taip pat delegacija apsilankė ir Europos parlamente, kur domėjosi parlamento veikla, teisėkūros procesu. Susitikimo su Europos komisijos atstovais metu aptartos ES sanglaudos politikos aktualijos, biudžeto planavimo kryptys bei būsimos finansavimo galimybės savivaldybėms. Kupiškio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje organizuota padėkos diena. Vasario 12 dieną Kupiškio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje jau antrus metus iš eilės vyko padėkos diena. Šilta ir prasminga šventė, kviečianti stabtelėti, atsigręžti į praėjusius metus bei nuoširdžiai padėkoti tiems, kurie buvo drauge, kūrė, inicijavo, įgyvendino ir prisidėjo prie bibliotekos veiklų, projektų bei bendruomenės stiprinimo. Renginį vedė Kupiškio viešosios bibliotekos direktorius Algirdas Venskus ir direktoriaus pavaduotoja kultūrai Skaistė Bakanienė. Šventinę nuotaiką kūrė Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos mokiniai. Daugelis iš mūsų galvoja, kaip prasmingai pažymėti tą dieną. Vat kokią formą pasirinkti, kad ji būtų prasminga ir rengėjams, ir dalyviams. Pernai kilo mintis, kad ko gero padėkos diena šiek tiek pasiskolinta diena pavadinimą iš amerikiečių, mūsų partnerių. Jie ten šią dieną švenčia šiek tiek
kitaip, lapkričio mėnesį neapsirinku. Na, o štai mums vasario 16-osios išvakarės atrodo kaip tik ta proga, kada mes galime atsigręžti atgal į 25 metus ir pažiūrėti, o kaip mums sekėsi, kaip mes gyvenome ir su kokiais pasiekimais, laimėjimais mes galim pasidalinti kartu su jumis. Ir žinoma padėkoti. Padėkoti, kad buvome kartu, kad pagal savo galimybės išgalės dirbome, stengiamės. Kai kas pavyko, kai kas gal ne taip gerai, kaip norėtųsi, bet vienaip ar kitaip pasidžiaugti turime teisę ir, sakyčiau, pareigą. Šventėje dalyvavo gausus būrys bibliotekos darbuotojų, rajono įstaigų, bendruomenių atstovų ir svečių. Renginyje dalyvavo Kupiškio rajono savivaldybės vicemeras Valdas Šateika, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Jurgita Trifeldienė, mero patarėja Auksė Čepelė, savivaldybės tarybos narė Eglė Blaževičienė, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės bitės viešosios bibliotekos direktorė Greta Kivelaitienė, Panevėžio kūrybiškumo centro Pragiedruliai vadovė Gita Laurinavičiūtė, rajono seniūnijų seniūnai bei kiti bendruomenės nariai. Renginio metu įteikta gausybė nominacijų už 2025 metų iniciatyvas, projektus, renginius, partnerystės, kūrybiškus sprendimus ir kasdienį atsidavimą. Pradėkime nuo pirmos nominacijos. Tai yra 25 metų renginys. Pas mus renginių labai daug, bet mes išrinkom pačius pačiausius. Karališkos dienos Kupiškyje. Tai vyko mokslinė konferencija Kupiškis karališkasis miestas, knygos Karališkasis Kupiškio kalendorius sutiktuvės. Almanacho pristatymas Kupiškis 2024 kultūra ir istorija. Kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos renginys skirtas Kupiškio kareivinių 90-mečiui. Lietuvos žydų genocido dienos paminėjimas, kuriame buvo pristatyti net 2 projektai, tai Šlomo Kodeš knygos pasakojimai iš tėvo namų sutiktuvės ir projekto Kupišok štetlas pristatymas. Knygos Kupiškio sentikiai sutiktuvės, susitikimas su sportininku keliautoju Aurimu Valujevičiumi, susitikimas su sportininku Benediktu Vanagu bei susitikimas su gamtininku fotografu Mariumi Čepuliu. Šios nominacijos laimėtoja yra projekto Karališkos dienos Kupiškyje vadovė Jolanta Vasilienė. Koks netikėtas? 2025 metų iniciatyva. Parodos pasivaikščiojimas skulptoriaus Rimanto Idzelio kūrybos keliais atidarymas. Kaip matote, yra surašyta, kasgi iniciatoriai buvo. Tai yra Nomeda Simėnienė. Knygos parašyta kupiškėniškai sutiktuvės Lina Matiukaitė. Lietuvos moksleivių fotografijų paroda Drąsa rinktis pačiam. Mums pasiūlė Eglė Blaževičienė. Susitikimas su sportininku Benediktu Vanagu. Eglė Mikėnienė pasiūlė. Akcija bibliotekų knygų kalėdos. Atsargos pulkininkas Arūnas Dudavičius. Skulptoriaus Jono Jagėlos paroda Laisvės kovos menininko akimis Rūta Trimonienė. Kęstučio Skerio fotografijų paroda Krepšinis Lietuvos peizaže. Kęstutis Kerys. Rimanto Vanago knygos Artimieji pristatymas Rimantas Vanagas. Skirmanto Laužikos meninė paroda Ugnies angelas Skirmantas Laužikas. Ypatinga šachmatų partija su Viktorija Čmilytė Nilsen Kupiškio sporto centras. Iniciatyvos ypatingai laukiamos ir ypatingai gražu ir smagu, kai pasiūlo mums lankytojai, mūsų bendruomenės nariai. Vat kas būtų aktualu, kas būtų įdomu plačiai bendruomeniai. Linai Matiukaitė, prašom Lina. Parašyta kupiškėniškai. Tarmės skatinimas, pripažinimas ir naujom formom. Susitikimas su lenktynininku Benediktu Vanagu.
asmeninis indėlis, tiek jo vardas ir garsas sporto pasaulyje iššaukė čia tokį susidomėjimą. Egle, ateikite arčiau, norim padėkoti. Ačiū labai, Egle. Ačiū labai. 2025 metų bibliotekos rėmėjas. Čia bus kalbama apie organizacijas kaip rėmėjus. Tai yra organizacija prisimenant Litvakus, leidykla Briedis bei leidykla Vaga. 2025 metų bibliotekos rėmėjas, tai yra kaip fizinis asmuo. Taip? Justas Jasėnas, Algirdas Raslanas ir Renata Šerelytė. 2025 metų projektas. Praėjusiais metais turėjome tokius didelius 4 projektus. Tai yra Karališkasis Kupiškio kalendorius, vadovė Jolanta Vasilienė, Kupiškio kareivynėms 90, vadovė taip pat Jolanta, Kupišok Štetlas, vadovė Giedrė Popičkaitė, bei pasakojimai iš mano tėvo namų, vadovė aš. Jolanta, kviečiam jūs antrą kartą. Antrą kartą kviečiam Jolanta. Iš tiesų, taip jau nustiko Jolantai, kad sugriuvo keli projektai. 2025 metų vizualiniai sprendimai. Tai turime vieną bibliotekininkę, Regina Vilčinskienė. Regina, šiais metais jūs padirbėjot iš pieties. Ir žiūrėkit, o tai ką matot ant šitos sienos, taip pat Reginos darbas. Tie sprendimai, kurie yra prie kareivinių, Reginos maketavimas, knygų viršeliai taip pat, nesuskaičiuojama daugybė skelbimų. Tai Regina, ačiū Jums labai. 2025 metų leidinys. Praėjusiais metais išleidome 2 leidinius bibliotekoje, tai būtent Šlomo Kodeš knyga Pasakojimai iš tėvo namų bei Karališkąjį Kupiškio kalendorių. Knygos Pasakojimai iš mano tėvo namų projekto vadoviai Skaistai Bakanienei. Na, Skaistai. Ačiū. Mano saujoj dūzgia bitės, tavo plaučiuose vanduo. Mano saujoj gęsta rytas, liūnas kaip kareivio šuo. Mano ranko žvyro pilnos, malas sniega debesų. Merkia rauda mano girnos, aš smingu tau ant pečių. Aš atgulsiu, tu pareisi, bus raudoni vakarai. Priešas trauksis, viskas keisis, mano Lietuva bedalė, ar bijai?
2025 metų skaitymo skatinimo iniciatyvą. Kupiškio viešosios bibliotekos knygų klubas Knygius. Alizavos bibliotekos skaitymo klubas Skaitymas jungia sielas. Bei Palėvenėlės bibliotekos skaitytojų klubas Prie kavos puodelio. Rytoj kviečiame klubas Knygius, 9 metai. Jūsų įdirbis. Atsisukite dabar čia rytą, taip, kad jie mas matytų. 2025 metų paroda. Ukrainiečio Nestor Kizenko tapybos darbų paroda Romantinis Ukrainos peizažas. Valdo Puteikio fotografinė publikacijų paroda Mano Prancūzija 25 meilės metai. Pasivaikščiojimas skulptoriaus Rimanto Idzelio kūrybos keliais. Lietuvos moksleivių fotografijų paroda Drąsa rinktis pačiam. Skulptoriaus Jono Jagėlos paroda Laisvės kovos menininko akimis. Bei Skirmanto Laužiko asmeninė paroda Ugnies angelas. 25 metų edukatorius. Taigi net 4 pas mus edukatorės. Tai bibliotekininkė Laimutė Kliopkinienė, bibliotekininkė Ala Kiaušienė, bibliotekininkė Giedrė Papačkaitė bei bibliotekininkė Diana Kaušakytė Baltakienė. 2025 metų bibliotekos partneris. Taigi partnerių turime labai daug. Kiekvienam turime padėką. Panevėžio kūrybiškumo centrui Pragiedruliai. Teisingai? Pragiedruliai. Pragiedruliai. Kviečiame Gytam. Jo, atsistokite čia. Palaukite, va šitaip. O, taip. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės bitės viešai bibliotekai. Direktorė Gytą mes matom čia. Kviečiame Gytą. Kupiškio muziejus. Prašom. Kostai, dėkingi, kad esame kartu. Kupiškio turizmo ir verslo informacijos centras. Ačiū, kad buvote. Literatų klubui Levens balsai. Kviečiame Levens balsus. Prašom čia. Kupiškio miesto vietos veiklos grupė Neringa. Kviečiame jūs. Malonu, kad buvote. Kupiškio Povilo Matulionio gimnazija. Atstovę turime. Ačiū dar kartą, atstovaukite Povilo Matulionį. Lauryno Gucevičiaus gimnazija. Va, prašom nuojau. Kupiškio mokykla Varpelis. No, džiaugiamės Kupiškio sporto centrui. Kupiškio 3 amžiaus universitetas. Prašom, stokite čia arčiau. Kupiškėnų studija. Povilai. Jau teks šį kartą ir atstovauti pačiam save. Ir nominantas. O nominantas Kupiškio meno mokykla. Direktorė Daiva, jūsų indėlis nuolatinis ir nepamainomas, nenustojimas. Todėl prašom papuošti mūsų gretas. Vienas pagrindinių mūsų svečių ir nominantų, kitas muzikinis partneris Panevėžio Vytauto Mikalausko gimnazija. Jūs atstovaujate direktorių. Atstovauju. Ačiū mūsų partneriams. Labai dėkojam, kad esat kartu su mumis. 2025 metų vaikų ir jaunimo veiklų organizatorius. Sveikinimai Nojui. 2025 metų bibliotekos padalinys. Subačiaus miesto biblioteka, Palėvenėlės biblioteka, Noriūnų biblioteka, Alizavos biblioteka. Palėvenėlės biblioteka ir biblioteka Sandra. Sveikinam, džiaugiamės tavo pasiekimais, bet mes dėkojame kitiems. Kviečiame Audronę ir už ką mes jai dėkojam. Už ypatingą dėmesį lankytojams, pasišventimą darbui ir asmeninės iniciatyvas. Puikiai patirtis Audronė. Džiaugiamės kartu su jumis. Dėkojame Irenai Gasparonienei. Irena, žinot, už ką mes jums dėkojam? Jūs nežinot. Pasakysiu. Už didžiulę kantrybę ir pasišventimą darbui. Žinote, kiek ten reikia kantrybės, kai durys neužsidaro. Danutei Miknevičieniai.
už pasišventimą darbui, entuziazmą ir asmeninės iniciatyvas. Kiek realizavo iniciatyvų? Visam rajonui užtektų, teisingai, Danutė? Taip, Danutė, nepaprastai džiaugiamės, kad jūs kartu su mumis. 2025 metų universalus darbuotojas – bibliotekininkė Giedrė Papučkaitė. Giedrė. Sveikiname Giedrę. 2025 metų idėjų generatorius, taigi mūsų direktorius Algirdas Venskus. Visos mūsų gražios bendruomenės bibliotekininkų vardu noriu Jums įteikti šią nominaciją už tai, kad nei viena paroda, nei vienas projektas, tiesiog nei vienas žingsnis nevyksta be mūsų Algirdo. Tai yra visas idėjas ir mintis generuoja pas mus jis. Ačiū, Skaistė. Ačiū Jums labai. Kai gavau pakvietimą padėkos dienai, kažkaip nusprendžiau, kad ir mes turim už ką padėkoti. Tai pirmiausia, noriu padėkoti kiekvienam specialistui, tikrai labai nuoširdžiai, už tai, kad bendraujam, už tai, kad bendradarbiaujam ir už tai, kad yra tai labai labai lengva su jumis daryti. Bet visas tas idėjas, kurias prigeneruoja idėjų generatoriai, jas turi kažkas ir įgyvendinti. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės bitės viešosios bibliotekos padėka už kūrybingą, atsakingą ir profesionalų bendradarbiavimą su mūsų biblioteka, jūsų atvirumas partnerystei, iniciatyva, įsitraukimas į bendras kultūrinės ir projektinės veiklas prisideda prie regiono kultūrinės tapatybės stiprinimo. Vertiname jūsų pastangas veikti kartu, siekiant bendrų tikslų, kuriančių tvarų ir prasmingą tarpusavio ryšį. Ir padėka keliauja Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotojai kultūrai. Skaistai Bakanienė. Ačiū labai, netikėta. Savivaldybės vicemeras Valdas Šateika, sveikindamas apdovanotosius, džiaugiasi gražiomis iniciatyvomis, prasmingais projektais ir linkėjo neprarasti entuziazmo, kūrybinio polėkio bei bendruomeniškumo, kurie kuria stiprią ir gyvą kultūrinę erdvę rajone. Po oficialios dalies visi dalyviai buvo pakviesti pasilikti jaukiam bendravimui prie arbatos puodelio, dalintis įspūdžiais, idėjomis bei šiltais pokalbiais.
Vėliau renginio dalyviai buvo pakviesti į susitikimą su Viktoru Stanislovaičiu, Pasvalio laikraščio Darbas redaktoriumi. Čia bibliotekų darbuotojai, aš taip suprant, susirink. Visokių yra. Ir normalių žmonių yra, ta prasme. Gyvenim, manat, yra du patys įspūdingiausi kvapati. Pirmiausia, tai yra tas, kurio dabar jau nebėra. Tai yra mano vaikystės kino teatro kvaps. Tai yra, kuriam susimaiša milijonus nuplėštų bilietėlių, piogzvins ir paperosų dūmų kvaps. Ir tai gimdo tokį stebuklą, kuris gyvs iki pat šito dienų. Ir aišku, tikriausiai, kad bibliotekos kvaps, kuris kvep, ko aš žinau, pasaulės. Bet tikriausiai, kad yra Dievo kvaps, aš tik galvoju, nes tai yra tik per knygų gali patirti pasaulį ir Dievo. Aš apie Juzę pakalbėti noriu. Na, tas, kur iš Facebooką gyvena. Žinot, tas Juzė gimė iš tikrųjų prieš gers 12 metų, kai aš padėjau laikraštį redakcijai. Ir sugalvojau kažkaip tokią rubriką apie sodą ir daržo, ten ko sodinti, ko trešti, apie sėklas. Ir kažkaip sugalvojau, kad labai nuobod pasakoti apie tos trašus. Ir sugalvojo tokį Juzę ir ją žmoną Zosytę, kurie gyven gyvenimu, ir tą savo gyvenimą, tai kažko kapsta, sodin ir tai pasakoja apie tos trašus ir sėklas. Bet po kokio mėnesio pradėjo man skambinti rašyti, nebepasakoja apie tos trašus, apie Juzę, parašyk normaliai. Ir taip gimė tas rašytinis Juzė. Ir kadangi aš labai daug metų, viso gyvenimo vedu renginius, irgi taip pradėjau save vadinti Juzė, iš Joniškėlė. Ir vieną kartą man pasigavo iš Panevėžio radiją, toks Stots Pulsas, yra ten direktorius, sako, žiūrėk, o padarom tokį dalyką, kad kožno dien po 1 minutę, ko nors tarmiškai pakalbėkim per radiją. Padarom viešpatė, čia valgyti neprašo. Ir kad nereikėtų važiuoti į studiją, aš namuos, palindęs po Kaldor, kad nebūtų pašalinių garsų, rašinėti kažkoks tuos trumps pasakojams. Ir vienas man taip aš labai patiko, kad aš ėmė nufilmavau į telefoną ir įdėjau ant savo galvos į Facebooką. Ir gimė tas Facebookinis dėdė Juzė, kurį dėdavo kožno dieną iš neturėjimo ką veikti, kokie 38 000 berazumų stebi. Ir kažkaip niekada per daug nekreipdavau dėmesį tai, kaip mane įsivaizduoja tie žmonės aplinkui, iki tokia viena įvykė, kuris buvo prieš gers porą metų. Aš Joniškėlė vedžiau šventę, Joniškėlė gimtadienį mūsų ir po šventės prie manęs prie toks mano geras pažįstantis iš Joniškėlė žmogelis. Mes kart augę vienoje gatvėje, aš jį labai gerai pažįstu. Tik tiek, kad jis, kaip sakyti, ją šeimė Joniškėlė, bet jis pats gyvena Pakruojyje. Jis sako, va, Džek, čia mano sūnus, jis yra pats didžiausias Juzės gerbėjas. Iš ryto kelias, iš karto už telefoną, tam vaikui kokie 5 metai. Bet jūs žino apie Juzę, apie Zosytę, apie Veslietlėms, jūs iš karto skambint babą, Joniškėlė, bab, Juzė vėl gavo daką nuo Zosytės, nes tėtė kalb bendrin kalba, bab kalb taip kaip Juzė kalb, ir Juzė kalb taip kaip bab kalb. Ir, kaip pasakyti, viskas būtų gražu, bet tas vaiks niekad nematė gyvą Juzės. Ir aš kaip buvau toks pavargęs, biški polos, tas vaiks stovo prieš mane ir aš taip sakau, žiūrėk, Juzė, stovo prieš tavį. Ir tada aš pamačiau ne vaiką, o tą vaiką tėtės akis. Ir to sakai, žinokit, buvo visą pasaulio skausams. Tas vaiks Juzės nematė ne dėl to, kad jis gyvena kažkur toli, dėl to, kad jis gimė aklas. Jūs niekad nematė Juzės. To vaikų jūs tikrai esat žinot, esat matę. Toks Justins, kuris renka kasets, kuris nori būti radijo laidų vedėjai. Tai yra tas pats Justins. Ir aš ėjau namo žlionoms kaip vaiks, iš pykčio, iš neviltis, iš kažkokio beviltiškumo jausmo, nes kaip taip gali būt pasaulyje. Iš tikrųjų, tai yra be galo tragiška istorija. Tiesiog reikėjo, kad sesutė jiem gims, tam vaikui suleistų 50 ml gliukozės. Ir viskas. Ten būtų toks pogimdyvinė cukraligė ir būtų tau užtekę, bet sakė, kam čia tą reikia. Ir tai išjungė tą vaiką regėjimo. Bet dabar ne apie tai. Aš grįžau namo ir, visą vakarą kažkaip nemegau ir kitą rytą aš tam specialiai tam vaikui nufilmavau atskirų filmų, kur papasakojo, kad žinok, Juzė toks pat kaip tavo tetė, mes panašus.
Ir plaukų nekažikas šitoje vietoje, čia biški daugiau, ir rūros panašos didumą, ir pilvai tokie patys. Tik rankos biški skiriasi. Jūs niekam tikusios, jos švelnios, minkštos, jos nieko nedaro, tik nesąmons pasako, ir popės rašo. Atėtė žemė dirba, ir rankos širkščias. Ir vat, tą kartą aš kažkaip ėmiau galvoti, o koks tas Juzė? Ir aplamai, kai išėjo mano tas ypač pirm knygų, kai išėjo tos Juzės tų pasakojimų, man buvo taip labai kažkaip keist, kad, viešpatie, ašgi ten visko išgalvoju. Bet kai man rašo žmonės, krūv žinučių, tikriausiai, jeigu ten kas tas Facebook žiūrėt, aš tik tas tokio Babickienį paminė, ne? Sėdėjo ir reikėjo sugalvoti storo bobo, kuri ten kažko uliojo savo vyro. Galvoju, bus Babickienė. Ir parašysiu apie to Babickienį. Kai aš paleidžiu į Facebook'o to pirmo pasakojimo, aš galvoju 20 gal kokių laiškų. Kaip jūs tikliai aprašėte Babickienį, viens prie vieno, tokį pat moterį, viens visiškai. Ir taip su kožan pasakojim. Ir aš praėjau, dėl ką? Dėl ką tie žmonės, kad aš rašau tarsi to, ką aš niekad gyvenim nesmatęs, bet dėl ką jie taip priėm. Ir aplamai, kaip mato to Juzė. Ir aplamai, kiek tame Juzė yra manęs, ir kiek mani yra ta Juzės. Ir šiandien, kadangi pakvietėt manį, aš atvažiavau tam, kad tą klausimą atsakyti garsiai. Kai man buvo 12 metų, tėtė man nupirka pirmą fotoaparato. Smena buvo tokia už 15 rublių, tokia aparatėlė. Aš sėdėjau į stalą ir išėjau fotografuoti. Fotografavo debes, sodo, kijem sėdinčio ir punčiaks metgančio babutė Elzė, mamo dar iš buroks ravinčio. Ir ko žinau, kad paspaudęs kadro, atidarydavau pasižiūrėti. Ar gavas, kas nors nieko nesigavo? Ir nieko nebuvo, žinok. Aš vėl uždarydavau, vėl prasukdavau į stalą, vėl kokį manom reguliavo, sukiojo, derino, fotografavo, ir vėl nieko nėra. Kai išpleškinu vis 36 kadrus, ištraukiu to juosto prieš saulę, ne vieną gerą kadrą. Aš viso vakaro verkiu, tėtė nupirka blogo, neveikiant fotoaparato. Nieko nesigauna. Jau paskui kaimynų vaiks parodė, kaip palions po kaldorto, jos stalą reikia išimti, dėti bakelį, pėti ryškalų, išryškėti, paskui parnaus mes didėjons nupirka 3 vonels, raudono lempo ir didintuvo. Ir prie mamos ir tėtės miegamai buvo toks juods kambarėlis, stovėjęs skryn su babos su tom gūniam, palubėje kabėjo kilbasos, buvo kibers su medum, su taukės, su miltų maišs. Ir va tam kambarėlį ant tą aparatą pasidendas skrynius pasidėjęs to didintuvo. Aš užauginu 3 dukrus. Jos matė ir patyrė tokių dalykų, kur aš savam gyvenim, savo jau metus, net negalėjau įsivaizduoti. Bet man kartais taip perkūniška gaila, kad jis niekad gyvenim nepatyrė tą stebuklingą jausmą, kai tu paėm popierių šmotelę, įmerk į vandenį, ir tenais debes, sods, punčiaks mesgant babų, buroks ravint mam. Kaip žinotumėt, kaip aš nekenčiu mokyklas. Aš buvau, kaip jau sakiau, gerų tėvų vaiks, man mokyklos pavaduotojai buvo, dėl to niekada negalėjau pabėgti iš pamokų. Ir, kaip pasakyti, tais laikais nebuvo tokia žodžia patyčios. Bet kas tas yra, žinojo baisiai gerai ant savęs. Ir kai būdavo gerai, jeigu aš nors biškį apsirgdavo, ir buvo galim neiti į mokyklą. Tada galėdavo lovoj, apsistadėjęs knygom. Namie buvo didžiulė biblioteka, tėtė buvo užkietėjęs skaitytis, namie buvo virš 2000 knygų biblioteka ir aš iš tikrųjų užaugus tom knygom. Nu, paskui 10 klasėje vis tie blogiečiai išvažinėja savo visokius technikoms ir proftechnins. Nu, ir tada mes Stanislavaitis pasileidė plauk, žinokit, taip jau konkrečiai pasileidė plauk, tas didžiausias berazomystės viršūnė buvo tai, kad aš 11 klasėje pradėjau leisti laikraštį su tokiu labai prasmingu pavadinimu Pletkai. Namie buvo toks senas spausdinimo mašinėlė ir aš valandom su vien pirštelį kalendavo raidė prie raidės, sakinį prie sakinio, kur tai viską išspausdavo ir nešdavo skaityti savo klasiokam.
Paskui nešėm ir į mokytojų kambarį, mačiau kitos klasės, bet aš aukščiausiai vertinimas atėjo vieną kartą, kai aš nuėjau į tualeto. Ir tenajos ant švieka buvo pakabintus mano pletkai, o apačioj parašyt, parskaitai, pakabink atgal arba užmoš. Ir tokia viena negera berniuka vardas ir pavardė. Vadom, aš supratau, kad spaud yra didžiulė jėga. Ir aišku, mokyklos draugai. Aš gyvenu tokį gyvenimą, žinokit, kuriam žmonių yra ne šimtai. Tūkstančiai yra žmonių mano gyvenime, bet iš tų tūkstančių iš tikrųjų, tų tikrųjų draugų yra tik kokie 2-3 ir vis yra iš tų mokyklos laikų greičiausia, kad tai yra pats geriausi, pats tikriausi draugai. Ir mokytojai. Tų, kurių nekentėm, kurių nemilėjom, kuriuos sakėm sudegėsim, susprogdinsim, papjausim, tik tas bus galimybė, bet dabar kaip pagalvoju, jeigu ne jie, tikriausiai ir mes būtume netokie, kokie dabar esam. Ir toks, vėlgi, navatans dalykas, viso gyvenimo mums kažkas moka. Darželį, mokyklą, institutą, universitet, klebons moka. Ir vis tiek be razumė numirštam. Bet kaip yra svarbu, kad gyvenime būtų bent vienas tas, tikras mokytojas. Aš tokį turėjau, ir tebe tokį dabar, tai yra mano lietuvių kalbos mokytoja Laimutė Vaitkevičienė, kuri kaip ir vis didėjai tikriausiai, tarsi nedarydam nieką, padarė labai daug. Aš atsimenu, kokį 12 klasę, kai čia visai buvo išmanėjęs iki nebegalėjimą, prieš vieną kontrolinį pasakiau savo mokytojui, žiūrėkit, aš parašau pavadinimo rašinėlę, praverčiu 3 puslapius ir padėt taško. Kiek gausi? Mokytojai pasakė, kaip mokytojai, aš tu parašys 2, bet kaip žmogus, jeigu tas taškas bus stipras, geras, gaus 10. Tai bet masėt nuo tą laiką aš baisiai nuo to gau 10, ir vis žmonės, kurie koreguoja, redaguoja mano tekstą, turi tokį didžiulį prakeiksmo. Aš baisiai mėgsdėliau daug taškų. Jie mane pilavo, bet aš baisiai noriu gauti 10. Aišku, mano lietuvių kalbos mokytoja tikriausiai niekad gyvenime nebuvo pagalvojęs, kad aš kažkad po daug metų bus tas pilietis, kuris viešai nuo scenos iš ekrano kalbais tarmiškai. Tai toks pats smagiausias atvejis buvo vėlgi prieš koks gal 4 metus. Aš prieš pat Kalėdas pasvaly vedžiau diskusiją, vedžiau tokį renginį, kur kalbino Vlado Braziūno, nacionalinės premijos laureato, poeto ir tojo būtent tos pasvaitiškos tarmės ambasadorių visam pasauliu. Ir lygs gal kokį 10 minučių kitą pačią renginio pradžios man kažkas paskambina. Ir kaip pasakyti, aš tarp savęs, su jums, su kolegom, aišku, aš kalbu tarmiškai, bet kadangi esu redaktorius, tada visokių kitokių pareigų, jeigu skambina koks nors nepažįstamas žmogus, aš nesakau, ko to. Ir to irgi aš skambinu, klausau, ko galiu padėti. Ir tas žmogus tam ragelę gal jaučiu, kad pasimetė. Ir jis taip patylėja, čia jūs tas iš Facebooko. Sakau, taip aš čia tas, bet jūs tas jūzė. Sakau, tas jūzė, jis man taip kamantinėja. Bet čia jūs tas tarmiškai kalba. Sakau, taip tarmiškai, bet sakau, va dabar čia tas. Ir taip tas žmogus patylėja, tai jūs normalus? Tai nebuvo laika apie tai, kad galvoju, žinokit, nes reikia lipti ant scenos, reikia vesti renginį, paskui kažkokių rūpesčių. Ir tik paskui po kelių dienų aš kaip vakar pagalvoju, viešpate, kažkoks pilietis, tikriausiai gaišo krūvą laiko, kad gautų mano telefoną, tam, kad paskambinė, nes aš jaučiu, kad jis verda, nes tai aš iš prato toje žaidimo, kad būčiau kažko pasakęs ne į to pusę, ten jau būčiau iš kurio atsikinį begalėjimą, bet esmė kaip pasakyti. Ir skambina tam pasakyti, kad jeigu aš kalbu, kaip man kalbėjo mano mam, tetė ir senelis ir baba, aš esu nenormalus. Aš dirbu laikrašty, redaktorius. Tekstų rašyms, tekstų redagavims, tai yra mano kasdienė duona. Aš žinau, kad negalim sakyti petelnė. Yra keptuvė, ar ne? Bet aš važiavau pusę pasaulio, aš valgiau ir labai mandriuosi, ir niekam tikusiuose restoranuose. Bet nė vienam iš jų nieks už joks pinigus mane davė tų miltinių blynų, kuriuos bab vaikystė ant kiaulės taukų kepdavo petelnė. Ne vienam iš jų man tokių nedavė. Negalim sakyti gūnį. Yra užklotas, užtiesalas. Ir kai aš būdavau vaiks, vakarais, valgomajam prie stalo, kurį sukuria babutės brolis, kurį ruskelį išvarą į karo, neaišku, nužudė, sėsdavo mam, tetė, babutė, dėdė Jons. Jie valandas kalbėdavo apie tos žmonės, kur aš niekad gyvenime nemačiau, apie tos pasaulius, kurie nebepasikartos.
apie tai, kad buvo kažkada ir kažkas dabos prieki. Ir aš būdamas vaiks, būdavau babos kambarį ant jos lovos, užsiklojęs su jos gūnį ir aš gėriu savi kožno iš tų žmonių žodį. Nebėra babos, nebėra tetės, nebėra didis Jona, bet kai aš paėm babos austo gūnio, aš matau juokis, aš girdžiu balsas, aš atsimenu kožno jų pasakyto žodį. Po karo Joniškėlė buvo anekdotas iš 2 žodžių. Duonos krautuvė. Ruskelė atidarė duonos parduotuvę. Ir nevies žmogus nesuprato, koks glušas gali įpirkti duonos į krautuvę. Visgi kep namuos. O paskui prata ir buvo gerai. Kai aš buvau vaiks, mūsų duonos krautuvė dirbo tokia Marytė. Sen pardavėjai. Žmonės kalbėjo, kad jinai nei pinigų nepažįst. Ir skaičiuoti nelabai moka. Ir iš tikrųjų, kai nueidavo pas jo, jin klausdavo, vaikeli, tu šį lygiai duodi? Lygiai tu te. Ir taip visko stalčią supildavo. Jos vyrs dirba mokyklai, darbo mokytojais, atydavo po darbą, suskaičiuodavo, kiek trūkdavo, dadėdavo. Taip ir gyvena. O tik įvažiausiai į miestelį, šalimės gimnazijos, buvo duonos kepykla. Ir jeigu vėjas pūsdavo nuo jūros, aš dažniausiai pušiu nuo jūros iš vakarų, daug atspardienų vis miestelis kvepėdavo kepam duoną. Žmonės kalbėjo, kad mūsų duonai patenka. Furistą atvažiavę iš toliausio krašto, prašydavo Joniškėlė duonos, nes sakė tokį vaikystę, kaip namuos. Ir mes vaikai, per pertrauką bėgdavom į kepyklą, pastutė Regino. Tikėjusi vido į to kepyklą, po 10 pusų būdavo toks perkūniška maknots kriaukla čiaups, iš kurio bėgdavo šalts, bet gazuots vanduo. Tik ir stebuklas. O paskui Regino duodavom 5 kapeiks ir gaudavom šviežį, ko tik iškepto batono. Kišdavom po švark, eidavom ant upės kranto, tokia nulengusią žirvyčią, lauždavom parpus, išėmdavom to minkštimo, lipdydavom apskritioms, kvadratėlis, visoks gyvuliuks ir gorgdavom. Jie atrodė, kad tai bus visą laiką. Kai tos duonos šiltos užteks, kad tie draugai niekada neužauks, kad tie debes, kurie eina virš galvos, bus amžinai tokie patys. Viskas bus taip pat. O paskui pasvaly pastatė duonos kombinato. Ir Joniškėlė kepyklą uždarė. Kai žinotumėt, kokia neskan buvo ta pasvalė duona. Da pirmo dieną, da kol šviežiau, paskui tokį sintetinę, tokį netokor, tokį nevalgomą vis masiškai mesdavo jo į kibers. Net kiaulas neėsdavo. Ten kažko kalbėjo, kad nemoka kažką sureguliuoti, tai kažko pavok, bet paskui pratam. Ir buvo gera. Ir va čia yra tas atsakymas. Dėl ką tas Juzė visiems toks kaip savas. Nes Juzė ne apie Stanislavą, tai apie Joniškėlį. Juzė apie kožną iš jūsų. Ir toks Juzė gyvent kožnam iš jūsų, tai nebijokite, kad tas biškai palaisti laisvę. Čia mes yra tas tikras jūsų. Prads. Vasario 23 dieną pasirašyta svarbi pagalbos sutartis tarp Kupiškio rajono savivaldybės ir nevyriausybinių organizacijų, Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijos bei Maltos ordino pagalbos tarnybos. Sutartis sudaryta su Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugija atstovaujama Šiaurės regiono skyriaus vadovės Aistės Žalevičienės. Ir Maltos ordino pagalbos tarnyba atstovaujama Kupiškio maltiečių grupės vadovės Skaistutės Paulauskienės. Ši sutartis įtvirtina bendradarbiavimą teikiant pagalbą pažeidžiamoms rajono gyventojų grupėms, stiprinant socialinę paramą, savanorystę bei reagavimą į krizinės situacijas. Partnerystė leis efektyviau koordinuoti veiklas, dalintis resursais ir užtikrinti, kad pagalba laiku pasiektų tuos, kuriems jos labiausiai reikia. Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos aktų salėje įvyko uždarų patalpų irklavimo varžybos. Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijoje vyko uždarų patalpų irklavimo varžybos, subūrusios jaunuosius sportininkus iš rajono mokyklų. Varžybose dalyvavo ir gausus būrys palaikytojų. Sveikinimo žodį susirinkusiems tarė Kupiškio rajono kūno kultūros ir sporto centro irklavimo mokytoja Laimutė Venslovaitė. Labai malonu matyti gausų būrį, norinčių išmėginti mūsų sporto šaką irklavimą. Šis renginys tradicinis, sulaukia kasmet labai daug dalyvių, tai tuo mes labai džiaugiamės. Sveikinimo žodį kviečiu tarti Kupiškio rajono savivaldybės merą, profesorių, habilituotą daktarą, irklavimo specialistą Algirdą Raslaną. Ar mėgstat irklavimą? Taip.
Kas iš jūsų laimės medalį? Pakelkit rankas. Visi, tiek medalių nėra, bet reikia pasistengti truputėlį. Varžybų priemonė, konceptai labai tinka sveikatinimui ir pasaulyje vis populiarėjanti priemonė. Taip, kad šito mechanizmų, šito prietaisų sportuoti labai sveika. Mes džiaugiamės, kad jūsų yra net 191 šiandieną, kurie dalyvausit. Tai praktiškai vos ne pusė progimnazijos. O šiandieną noriu palinkėti visiems tikrai laimėti medalius, tikrai didelės sėkmės, tikrai ištvermės ir perspektyvos, kad po šito pavasarį galėtumėte sėsti į tikrasias valtis. Ačiū pedagogams, kurie lydite juos, kurie padedate ir ačiū mūsų daktariai, kurie tikrai šiandieną labai griežtai žiūrės visų sveikatos. Visiems didelės sėkmės. Sveikinimo žodį tarė savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus vedėja Jurgita Trifeldienė. Iš tikrųjų, jūsų gausus būrys rodo, kad sportas, irklavimo sporto šaka yra populiari, kad labai noriu tikėti, kad po šių uždarų patalpų varžybų 191 vaikas irkluos ir Kupiškio mariose, kai atšils. Aišku, tai būtų iššūkis ir dėl irklavimo mokytojų, ir dėl kitų dalykų, bet norisi tikėti, kad šis renginys pažadins norą daugelį iš jūsų imtis šios sporto šakos. Tai saugių varžybų, įspūdingų varžybų. Varžybų azartas tegul būna ypatingas, na ir ta laimėjimo sėkmė tegul labai džiugina, o jeigu ir nelaimėsite, labai neliūdėkite. Renginys yra tradicinis ir manau, kad kitais metais jis vėl sugrįš ir pažadėkit savo, kad labai stengsitės dėl kitų metų medalių. Pradėsiu šiek tiek trumpą instrukciją, tai kiekvienas treniruoklis turi numerį. Ir kviesdama pavardę pasakysiu, prie kurio numerio atsisėsti. Padės pagalbininkai ir irkluotojai jums atsisėsti, įsitaisyti ir jeigu netyčia nukristumėte, irgi užsodins pakėlę. Ir stebėkite ekraną, bus komandos, pasiruošti dėmesio ir marš, tai bus angliškai po go arba signalo, jūs pradėsite irkluoti. Taigi, kviečiame pirmuosius mūsų dalyvius. Pradėsime nuo pačių mažiausiųjų, o baigsime pačiais vyriausiais. Renginyje dalyvavę jaunieji kupiškėnai pademonstravo ne tik fizinę ištvermę, bet ir valią, ryžtą bei atkaklumą varžydamiesi irklavimo treniruokliais. Varžybos buvo vykdomos irklavimo treniruokliais Concept 2. Nuotolis, kurį turėjo įveikti sportininkai 200, 250 ir 500 metrų.
Varžybų metu salėje netrūko emocijų, palaikymo šūksnių ir nuoširdžių plojimų. Jaunieji sportininkai drąsino vieni kitus, o kiekvienas finišas buvo pasitiktas audringomis ovacijomis. Dalyviai kovojo iki paskutinių jėgų, demonstruodami tikrą sportinį charakterį. Po varžybų vyko apdovanojimų ceremonija. Grupėje U9 mergaičių tarpe 3 vietą užėmė Vesta Gučaitė. 2 vieta atiteko Gabijai Gurklytei, 1 vietos nugalėtoja Izabelė Pajuodytė. Berniukų tarpe 3 vieta atiteko Gustui Vitkūnui, 2 vieta Rokui Kuklinskui ir 1 vietos nugalėtojų tapo Benas Adomėlis. Grupėje U11 mergaičių tarpe 3 vieta atiteko Gabrieliai Blažytei, 2 vieta Smiltei Kurtkutei ir 1 vietos nugalėtoja tapo Adrija Asočevaitė. Berniukų tarpe 3 vieta Ajus Adomėlis, 2 vieta Kornelijus Kulikauskas ir 1 vietos nugalėtojas Kajus Stankevičius. Grupėje U13 mergaičių tarpe 2 vieta Vakarė Petronytė, 1 vietos nugalėtoja Urtė Muraškaitė. Berniukų tarpe 3 vieta Pijus Bakanas, 2 vieta Eimantas Grybauskas, 1 vietos nugalėtojas Nojus Blieka. Grupėje U15 mergaičių tarpe 3 vieta Danielė Sinkevičiūtė, 2 vieta Gabija Vaitiekūnaitė, 1 vietos nugalėtoja Gabija Einorytė. Berniukų tarpe 3 vieta Dovydas Butkus, 2 vieta Matas Stepaniukas, 1 vietos nugalėtojas Naglis Balčiūnas. Grupėje U17 mergaičių tarpe 3 vieta Vitalija Gurklytė, 2 vieta Emilė Griciūtė, 1 vietos nugalėtoja Justina Šližauskaitė. Berniukų tarpe 3 vieta Povilas Kačanauskas, 2 vieta Dominykas Žiogas, 1 vietos nugalėtojas Kasparas Didžiulis. Grupėje Open merginų tarpe 2 vieta Elija Javaltaitė, nugalėtoja Viktorija Pranskevičiūtė. Vaikinų tarpe 3 vieta Mantas Balčiūnas, 2 vieta Andrius Adomonis, nugalėtojas Paulius Raišys. Tai iš tikrųjų mes kasmet turim labai gražų renginį skirtą vasario 16. Ir šias varžybas mes organizuojam Povilo Matulionio progimnazijoje, kurią sukviečiame visų kviečiame mokyklų rajonom, ugdytinius nuo pačių mažiausių pirmokų iki vyriausių ir netgi prisijungia mūsų ir technologijų mokyklos auklėtiniai, ugdytiniai. Tai iš tikrųjų platus didelis renginys ir jis su kiekvienais metais vis ilgiau užtrunka ir vis daugiau dalyvių. Šiemet turėjom virš 190 dalyvių. Renginys šis varžybos yra organizuojamos jau eilę metų. Jeigu gerai atsimenu, tai nuo 2017, turbūt 16 metų, kada įsigijome daugiau konceptų sporto centras ir buvo nutrūkę per pandemiją, kai turėjom tą tokį uždarą laikotarpį, bet vėliau atsinaujino ir mes tęsiam. Ir labai smagu, kad įsijungia labai aktyviai mūsų progimnazijos pradinių klasių mokytojas, kurios čia yra daugiausiai jų dalyvių būna. Vyresniųjų jau šiek tiek galbūt drovisi, nenori išbandyti jėgas, bet taip pat sulaukėm, kaip matom, tikrai gausus būrys, rezultatai labai geri palyginus. Tikrai turim sportiškų vaikų, aš žinau, kad ir kitas sporto šakas lankantys yra. Tai tikrai smagu, kad nebijo pabandyti ir mūsų irklavimą. O kaip yra patirtis, kad galbūt pabando vienoje sporto šakoje, kitoje, ar dar yra laikas, galima spėti ir kažką pasiekti ir aukštesnių rezultatų ir irklavimą, jeigu sportiškas vaikas yra. O šiaip organizacija yra tokia, kad reikia turėti inventoriaus, treniruoklių, reikia turėti programą ir organizuoti varžybas. Varžybos šitais treniruokliais tai yra pagrindinis, kaip pasakyti, treniruočių įrankis žiemą irkluotojų.
reiškia ir vyksta ir čempionatai, ir pasaulio rekordai yra pasiekiami su šitais treniruokliais ir uždarų patalpų, taip kad šiaip uždarų patalpų gali ir nesportavę ant vandens puikiai jie tą techniką, o tam, kad ant vandens jau irkluoti, tai tu turi jau žymiai ilgesnį kelią nueiti. Jeigu čia tu esi fiziškai stiprus, ištvermingas, turi jėgos ištvermės, tu gali įvaldęs per kelias treniruotės techniką, tu gali parodyti puikų rezultatą. Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punkte įvyko dienos popietė skirta tarptautiniai gimtosios kalbos dienai ir knygos parašyta kupiškėniškai pristatymui. Mintimis apie tai, kaip ir kam kilo mintis, kad Kupiškio kraštui reikia būtent tokios knygos ir kokie buvo iššūkiai, pasidalino knygos sudarytoja Lina Matiukaitė. Kupiškio literatų klubo narės Giedrė Murnikovienė, Irena Navikienė, Lina Rimšienė skaitė savo kūrybos tekstus. Susirinkusieji klausė kupiškėniškų dainų skambesio, kurias atliko Kupiškio kultūros centro atstovai Alma ir Ovidijus, pritariant kanklėms. Renginys baigėsi kupiškėnų himno O jūs susėdai su dainavimu ir jaukiu pabendravimu prie kavos puodelio. Gražios ateinančios savaitės ir iki kitų susitikimų. Sudie.